Vilniaus Kibirkštės Viči krepšininkės tęsia tradiciją metų sandūroje. Jos jėgas išmėgina su krepšinį mėgstančiais žinomais vyrais. Pernai žymių vyrų komanda kažkur matyti slaptuoju ginklu pasirinko olimpinę ir pasaulio čempionę Rūtą Meilutytę. Šiemet dėl kilnaus tikslo į aikštelę išbėgo ir vienas tituluočiausių Lietuvos sportininkų. 2-kart olimpinis ir pasaulio bei Europos čempionas disko metikas Virgilijus Alekna. Po sezono apie pasitraukimą iš didžiojo sporto paskelbęs atletas iki šiol kasdien treniruojasi, nors prisipažįsta, kad žaisti krepšinį nebuvo lengva. Sunkiai vis tik tai taip senai teko bėgioti per visą aikštelę, tai tikrai nėra lengva. Tuo labiau, kad priešininkas tikrai stipriausia, viena stipriausia Lietuvos komandų moterų krepšinio, taip kad sunku. Klube būna, tai manieže dar kartais pasitreniruoju, tai vasarą rudenį turėjau laiko golfą pažaisti, tai toks aktyvus judėjimas man patinka. Labdaros rungtynėse pasirodė ir daugiau žymių sportininkų. Londono olimpinių žaidynių prizininkas, imtynininkas Aleksandras Kazakevičius krepšinį įvardija kaip vieną savo mėgstamiausių laisvalaikio žaidimų. Tai jau įeina tradicija ir labai malonu, kad mane pakviečia į komandą ir galiu kažkam padėti šitai komandai. Bet šiaip čia yra kaip pramoga, galima sakyti, nes aš sportuoju dar aktyviai ir čia krepšinis čia man tiesiog kaip hobis. Vilniaus Kibirkšties komanda taip pat turėjo pastiprinimą. Padėti savo auklėtiniams šį kartą ryžosi sostinės ekipos trenerė, viena geriausių visų laikų šalies krepšininkų Jurgita Štreimikytė. Ne kartą perėmusi varžovų kamuolius, ji puikiai diktavo Kibirkšties žaidimui. Matytas kraujyje krepšinis yra išbėgus į aikštelę ir sukyla ir emocijos, ir adrenalinas, ir nežinau, tai tos emocijos, kurios yra pasiilgtos, kurios būtų giliai užslėptos. Tai yra, jos įsiveržė praktiškai. Kibirkštis trečią kartą nugalėjo kažkur matytų komandą. Rungtynių pabaigoje vyrų ekipai neteko griebtis nelabai sąžiningų taisyklių ir į aikštę išleisti visą atsarginių žaidėjų suolelį. Tačiau minimalią persvarą išsaugojusi Kibirkštis šventė pergalę 76-75. Už per rungtynes surinktas lėšas bus nupirkta avalynė sportuojantiems, tačiau sunkiau gyvenantiems jauniesiems krepšininkams. Vos 2 dienos lieka iki Dakaro lenktynių pradžios. Lietuvos sportininkai šiandien jau baigė techninės komisijos formalumus ir gali